Kriptovaliutų rinkai ateina sunkus metas. Praktiškai nebėra likvidumo. Visas likvidumas užsibaigia dideliuose projektuose, ateina reguliavimas ir manau, kad daug didelių projektų ir pirmo lejerio, ir antro lejerio tiesiog išnyks, baigsis finansavimas ir sugrius ypatingai tie neveiksnūs utility projektai arba dirbtinio intelekto projektai. Apskritai lengvų pinigų era baigėsi. Įsivaizduoju, dabar ateina reguliavimas ir bus taip pat kaip per .com boomą, kad daugiau negu 90% projektų įmonių tiesiog žlugo, neišgyveno, ko tik tai kelios pačios geriausios. Mūsų laukia tas pats, dėl to manau, kad laikas tiesiog po biškį exitinti rinką, fiksuoti pelnus ir ramiai sutikti naujus metus. Turim dar porą mėnesių, bet manau greitų metų prasidės tokie bairiai, kad MicroStrategy gali išprovokuoti paniką ir masinį pardavimą. Bankai vėl pradės purtyti kai kuriuos ceksus, bus stagnacija su pirkimais, pardavimais, įsigryninimais. Tokios naujienos ir lengvų pinigų era baigėsi. Tačiau yra ir geras dalykas, visur kur užsidaro duris, atsiveria kitos duris. Ir kai išnyks visi tie prasti projektai, mes tada žinosim, kurie yra tie tikrieji projektai, į kuriuos galima investuoti vėl iš naujo.